Kaip dažnai gauni pasigirti, kad seniausia pasaulyje tatuiruočių meistras? Jeigu sustotų skrandis, čiulpčiau pėdą. Zoofilė pasidarė kaip žirafa lygina jos mendžainą. Ko? Taigi sveiki, mėlieji žiūrovai, truputį pailsėjot nuo TikToko apžvalgų. Norėjusi ir pačiam biškį kažką pakeisti, kaip matėt praeituose dviejose video. Tai dabar vėl grįžtam su TikToko apžvalga. Šį kartą juos pažiūrėsim užsienietiškus, nes reikia biškį pailsėti ir nuo lietuviškų, reikia pataupyti kontentą ateičiai. Tai smagu, kad žiūrit, noriu priminti, kad užeikite į www.balticbodyart.com, pasižiūrėkit viską, ko jums reikia tatuiruočių gijimui, tatuiravimui, auskarų vėrimui, higienos reikmenys ir taip toliau. Viskas, ko jums reikia, kas susijęs su tatuiruotėmis ir auskaram, su tatuiruotėmis ir auskarais ir PMU. Kas žinot, ką reiškia PMU, tai parašykit komentarais, nes tikrai neguglinsim. O dabar važiuojam pažiūrėti TikTokų, kažką pakomentuoti, gal kažkas bus įdomaus. Va čia tai suprantu, va čia tikras trešas, tikra trešinė tatuiruotė. Atrodo labai gerai. Tai dabar tikiuosi, kad tas žmogus ir žvejoja, nes galės pasimatuoti, kokią ilgio žuvį pagavo. Jeigu šitie dantratukai turi vienodus tarpus, aš manau, čia idėja. Bet viskas ant žemės, čia viskas yra trešiška. Dantratis, nemanau, kad jis yra sterilus labiausiai. Labiausiai sterilus dantratis. Toks nėra šis dantratis. Gražiai, įdomi idėja. Esu matęs, kaip daro su kažkokiais lapeliais, ten pavyzdžiui, medžių lapus arba kažkokias žolės arba dar kažką, būna pamirko lygiai taip pat į kalkę ir deda ir gaunasi toks kaip negatyvinis medžio lapo struktūra arba gėlė arba kažkas. Arba kai daro tokius abstrakčius, kaip, pavyzdžiui, teptuko brašai ar kažkokie, tai, tarkim, sumerkia visą šitą siūlą kokį nors tai į kalkę skystą ir tada ištraukia tą siūlą, deda ant rankos ir kažkaip tempia jį. Ir kaip tempia, kokį padaro šešėlį, žodžiu, taip ir po to ištatuiruoja. Kietai, cool. Šiaip labai cool idėja tokius darytis. Noriu sustabdyti. Per pilvą darytis žirafą? Crazy. Įdomu, kaip padarys, jeigu čia pamatysim šitam video. Ką? Zoofilė? Gerai, čia vis dar kažkur toliau. Prasukam. Eik tu. Prasukam. Gražus liežuvis. Žodžiu, oh my god, oh my lord, oh my goddamn motherfucking viga. Kas čia blemba? Kažkokia moteris galimai esanti zoofilė pasidarė kaip žirafa lygina jos mendžainą, kaip valgo koldūną, kaip kopinėja medų, kaip ragauja sraigė, kaip rupšnuoja šitą krūmą. Oh my god, žirafa, ką tu darai? Įdomu, kiek nueis toliau. Čia jaučiu, to žirafa, žinot, kaip turi tos tokius mažus ragiukus, ar tik nebus taip, kad čia bus peneliai. Wow, čia tai legendary. Gausias Bermudų trikampis. Bermudų trikampis. Kaip taip sugalvot, kodėl reikia pasidaryti žirafą, kuri kopinėja tau medų?
kodėl. Moteris, jeigu jums kyla tokių minčių, aš labai norėčiau, kad jūs pasidalintumėt su manim, kodėl. Aš gal papasakosiu tai anonimiškai, bet man labai įdomu, kodėl moteris sugalvoja pasidaryti tokią tatuiruotę. Nes čia nėra kažkokio realaus paaiškinimo, kodėl. Tipo, Simai, gerai, tu esi jaunas vaikinukas, kaip tau atrodo, jeigu tu, pavyzdžiui, žiūrėk, nueini Tinderio deitą, ane, grįžti namo, jūs ten su bendru sutarimu. Negalima be bendro sutarimo liesti moters. Bet su bendru sutarimu. Jeigu grįžti namo, tu ją nurenginėjai ir pirmas dalykas, ką tu pamatai, kaip žirafa, lyzina. Kaip sureaguotum? O čia pasibėščiau biškį. Tu įsivaizduoji, kai tu ją dulkintum, atrodytų, kad tavo špenšpelis glosto žirafai liežuvį. O jeigu dar žirafas liežuvis va taip padarytų? Tai atrodo, kad tu kaip hotdogą į bandelę dėtum. Žirafa laižanti vadžainą, man atrodo žiauriau už bet ką esu matęs. Sėkmės tau, mažulė, su šitą žirafą. Ir susirasti vyrą. Čia aš prasukinėjau šitą, aš žinau šitą filipinietę. Jo, bet ten yra vieta, kur sulėtina. Aha, aš žiūriu dabar, kur sulėtintai. Ok, tai va, tai čia yra viena seniausių Filipinų genties meistrė, kaip gentis vadinas. Žodžiu, yra Filipinuose džiunglėse tokia gentis, kurioje yra seniausia tos genties meistrė Wang On. Wang On arba kitaip dar Marija Ogei. Oi, Marija Ogei. Žodžiu. Realiai taip ir yra. O, Marija, why you Ogei? Žodžiu, Marija Ogei, tokia meistrė iš Filipinų genties, paskutinioji savo žodžiu, šeimoj, iš jo šeimos ji yra paskutinė moteris, kuri daro tatuiruotės. Ji, aišku, turi mokinę, jauną mergaitę, kuri irgi dabar tatuiruoja lygiai tą pačią metodiką. Tai žodžiu, čia yra iš tikrųjų mano svajonė pasidaryti šitą tatuiruotę pas ją, tiesiog kaip simbolį. Ir čia jo nekalba apie jokią ten higieną ir visą kitą, čia yra viskas ne apie tai, čia yra apie pačias tradicijas, bet vėlgi, aš labai norėčiau pas ją pasidaryti, bet man jau nebepatinka dalykas tas, kad čia yra baisiai sukomercinta. Viskas, jau matot Wang On arba Marija Ogei, žodžiu, sėdi jau su kažkokiu šiuolaikišku džempu, su timputėm, viską. Tai jo, viskas yra sukomercinta. Šiaip yra labai graži moteris, jie yra jau daug metų, yra virš 100 metų, man atrodo. 109 metai. 109 metai, jo. Čia labai daug. Taip, daug. Ir dar vis tatuiruoja iki šios dienos. Ir netgi yra tokia moteris, mano klientė iš Panevėžio Dalia, linkėjimai Daliai, romantiko viešbučio savininkė. Tai ji irgi buvo nuvykus pas ją į Filipinus, ėjo per kalnus, darė žygį ir pasidarė lygiai taip pat tokią tatuiruotę. Ir dar kas yra labai miela, kad ji gavo kaip atminimą vat būtent tuos įrankius, su kuo buvo daryta tatuiruotė. Tai pavydu truputuką. Gal kada nors. Gal kai jai sukaks 130, tada aš nuvažiuosiu. Kažkaip brangu labai. Ne, čia ne. Jeigu įrankius duoda. Ne, kokie čia įrankiai, seniai, čia yra bambukas ir dar, aš dabar tiksliai neatsimenu, kokią augalo, kaip spiglys, kaip yra kaktusai, tai yra, žodžiu, tokia augalo spiglį, jį nulaužė, žodžiu, jį perkiša per bambuką ir viskas, tik ir kalena, ir tas ašmuo, tas spiglys, jisai, žodžiu, daro tatuiruotę. Ir aišku, jūs dabar matėte slaumau, kaip tai atrodo, kaip įstringa tą adatą į odą ir atkeliant ją, kaip ištempia odą. Tai, slaumau gal nežiūrėkit. Varom toliau. Wang On Ogei. Gerai, užsivečiau su šitą mačiutę. Aš manau, kad aš dar ją kirščiau. Ką? Ne, tai nieko. Mes apsikeistume paslaugom. Seniai. Kaip dažnai gauni pasigirti, kad seniausia pasaulyje tatuiruočių meistras?
Nu, nedažnai. Nu, va, matai. When you get done, maybe we discuss some families. A little more torture. Ir atrodo ne fake. Ką? Čia ne feikas, ne. Čia žinai, kas yra? Čia yra slapti įrašai. Čia yra slapti įrašai, kaip iš tikrųjų pasikeitė odos spalva Michaelas Jacksonas. Ai ne, palauk, jis iš juodo baltas tapo. Arba čia žmogus yra apsidraudęs gyvenimo draudimo ir tiesiog išsikalė visą kūną tatuškim juodai, nusifotkino prie laužo ir tipo sudegė, kad iš draudimo pasimtų lemą, suanglėja kojas. Tu pažiūrėk, kojų nagai ir tie juodi, ką čia darė, čia išlupo jam nagus ir ištatuiravo ant viršaus. Gal nudažė. Wow, čia taip juoda. O šiaip galima per nagą tatuiruoti. Jo, jisai užtatuiravo, bet po to tau, aš mačiau, buvo kažkas pasidaręs, ten įsiraižęs kažkaip. Bet jeigu tu klausi, ar gilyn į odą, tai ne. Bet yra irgi tokių psichų, aš esu matęs, kurie nusiplėšia savo nagą, išsitatuiruoja panagę ir tada užauga tas nagas ant viršaus ir lieka po panagę tatuškę. Tai yra toks variantas. Įsivaizduokit, ant kiek yra išpratėję žmonės. Ant kiek noriu pasidaryti tatuiruočių belenkur. Aš nesuprantu, aš tai niekada nesusirgčiau tom, nes aš esu išsitatuiravęs visą savo kūną, bet sakiau, veido neliesiu. Ten tokių delnų, sakiau, irgi neliesiu, padų irgi sakiau, neliesiu, bet jau pradėjau apie tai galvoti. O tai kas čia? Ne, nu čia... Ką čia jau neveidas? Nu čia toks, žinai, prie smilkinio, nėra, kad baisiai ant veidą. Nu, bet šitas angliukas, jeigu sustotų skrandis, čiulpčiau pėdą. Lego tatuiruočių mašinėlė. Nu, paleiskit. Ui, prašau, ir veikia, adatą biškį tabaluoja. Biškį per daug išcentravo, žodžiu, adatus viršų, bet norėčiau pasidaryti su tokia mašinėlė tatuiruoti. Aš manau, kad reikėtų, kadangi biškį tatuiruočių industrija sėda, tai aš manau, kad būtų galima pradėti pardavinėti Lego parduotuvėse šitas tatuiruočių mašinėlės, kad susidėk pats ir leisti vaikams tatuiruoti. Aš manau, kad reikia iš karto verbuoti jaunoją kartą, kad jie mėgtų rašalą, kad jie mėgtų išsitatuiruoti, išsibadyti, iš karto reikia verbuoti. Palašelį į maistą. Jo, reikia palašelį rašalą į maistą dėti, reikia dėti lidokaino, kai kažką skauda, žodžiu, tą KTX atep, tada reikia pardavinėti šitas tatuiruočių mašinėlės, reikia leisti darželėse, reikia, kad atsirastų mokyklose pamokas, tipo tatuiravimo pamokas, reikia padaryti tatuiruočių akademiją, žodžiu, reikia daryti viską, kad šita atšaka, šita kultūra niekada nemirtų, o kaip tik augtų. So today I'm going to review the Crybaby Tattoo Products Squeezy Bear Rinse Bottle. This has really changed the game for me. It's a great product. It's made my tattoos better, streamlined the process, and as you can see, it works really nicely. Everything is good. When you compare it to the average rinse bottle, obviously it's just a total disaster. Apie ką aš ir kalbėjau? Ką aš sakau, kad reikia pradėti vaikam dėkti, žodžiu, tatuiravimą nuo mažų dienų. Bičas gaudosi, bičas jau, žodžiu, mes ką jau turim? Jau turim du produktus. Mes jau turim, žodžiu, Lego tatuiruočių mašinėlę ir mes jau turim meškiuką, muilo buteliuką. Jau du produktai yra. Blemba, hebra, gaminkit, patentuokit, darykit, žodžiu, atidarysim šopą vaikų. Žodžiu, o ne, Baltic Body Art, kreipiuosi į jūs dabar, reikia padaryti Baltic Body Art Baby. Baltic Body Art Baby shopą reikia padaryti. Ten galėsim pardavinėti šitos muilo buteliukus su meškiukais, Lego tatuiruočių mašinėlės, galėsim tada, žinai ką, galėsim daryti gultus, bet tipo kaip vaiko vežimėlis, supi ir darai tatuškę. Kas yra per problemą, kad visos tatuškės bus kardiogramos formos, bet tai gal tai ir ne problema. Amžinai gyvas vaikas, visą laiką plak širdis. Supi vaiką, darai tiesią liniją ir žinai, ir kardiogramą. Ir tada matys, žinai, tada per šitą tatuiruotę matysis tėvų nervai. Ar jie jau iš nervų supa vaiką, nes jeigu taip krata, tai bus tokia kardiograma. Jeigu gražiai supa, mėgok, tai tada bus banguot. Nu, žodžiu, čia galim tęsti ir tęsti.
Nebelendam prie tų vaikų, blemba, va, toliau Simai. Susblūriu. I'm surfing on a big wave. Wow. Saulės simbolis. Jūs matėte tą saulės simbolį? Bičas turėjo ant krūtinės saulės simbolį pasidaręs, labai didelį, labai akivaizdu, labai aišku. Įdomu, kodėl. Gal jis pagonis. Gali būti, kad jis pagonis. Žodžiu, ahujienas coveris, labai patinka, gerai padarytas, panaudojo geras spalvas, panaudojo tamsiai mėlyną, panaudojo juodą, kas tikrai puikiai veikia ant tokių coverių. Ir sugijus irgi tikrai nemanau, kad išlis, žodžiu, ta senoji tatuiruotė, bet į ką aš noriu atkreipdėmėsi. Simai, būtinai pritrauk šitą vietą, kur bičas ant laikrodžio pasidarė spenelį. Kaip tai yra genialu. Fucking smart. Šitai pataikyt, kad spenelis būtų tipo kaip laikrodis. Čia turbūt naujas Garminas, kur gali užsidėti savo fotkę kažkokią. Čia imitavo gal šitą. Šiaip būtų buvę dar juokingiau, jeigu nuo spenelio būtų šovę rodiklytės. Ir, žodžiu, pats spenelio galiukas yra kaip laikiklis rodiklyt. Nu, karoči, čia galima plėsti, bet... Aš gerai suprantu. Kas? Čia jo tikras spenelis. Taip? Aha, tai gerai supratau. Ar tu galvoji, kad... Ne, nes tu sakai, jis pasidarė spenelį ant laikrodžio iš pradžių. Tai paminėjai, tai aš susibalamutinau. Simas vėl mane žemina. Nežeminu, nu aš. Simas vėl sako, kad aš tiesiog esu kažkoks disleksikas. Na, aš atsuksiu. Ant laikrodžio pasidarė spenelį. Ir jisai mane žemina. Aš atsuksiu. Gerai, galėsi atsukti. Spenelį. Viešai žmonės, ir neištrink tos dalies, viešai žmonės galės pamatyti, kaip tu mane bulini ir kaip tu iš manęs tyčiais. Ką aš jums sakau apie tuos močkrušius motherfucking vaikus. Jau turim tatuiruočių mašinėlę ir šautuvą. Skratatata. Viskas. Pažiūrėkit, koks darbas padarytas ant pilvo. Visiškai veikia. Nugarą. Nu tai ką, tu nematai? Pyp! Oho, aš sakau, čia sistema veikia. Ant nugaros. Kokią daro tatuškę? Wow! Simai, kaip tu galvoji, kad ant pilvo, jeigu čia ant nugaros? Kaip Laskovas darė su Jasaičiu, grįžtam po katą. Jo, grįžtam po katą. Ir tada... Jo, nu va, puikiai, viskas. Aš tatuiruotės nekomentuosiu, tatuiruotė graži, spalvota, viskas super. Bet šitas šautuvas irgi yra super originali, ideali idėja. Tai ką, aš jums pasakysiu, mes lentynoje jau turime tatuiruočių mašinėlę iš Lego, turime meškiuką buteliuką ir turim mašiniuką šautuviuką. Kaip nuo pat pradžių anksčiau vadindavo tatuiruočių mašinėlės tattoo gun, buvo jau mūsų kartos dalykas. Ne, taigi tattoo gun nešaudo žmonių. Čia labiau Anglijoje, Lietuvoje šitas negalioja, bet Anglijoje, Amerikoje tai tatuiruočių mašinėlės anksčiau būdavo tattoo gun vadinama. Bet po to mano kartos meistrai pradėjo protestuoti, kad tipo, kokie čia tattoo gun, jie nešaudo žmonių. Nu ir žodžiu, tai... Bet gražinam tattoo gunus į rinką. Skrapapapapa. Tu matai, kur veda, kur viskas eina. Totalus pasimetimas. Gerai, ačiū, kad žiūrėjot.